Iki draugai, su jumis Haroldas, Krypto mokymų centras. Šiandieną ketvirtadienis, birželio 26 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai rašiau į profesorių užrašus, kad iššokau šiandien rytą į spot poziciją. Tai yra gavau entry triggerį, mano Haroldo moving average'ai nusidažė žalia spalva. Na, teoriškai turėčiau laukti šiandienos dar close'o, bet frontruninau biškį, įsifilinau anksčiau. Na, kartais tai suveikia, kartais ne. Aišku, gali būti tokia situacija, kad per šiandieną išvys bėri žvakį ir net jie nebus nusidažę žaliai. Bet, na, nieko baisaus, kartais tai suveikia ir labai gerai galima frontrunint, nes jeigu, tarkim, šiandien būtų bullish diena, tai gal kaina būtų užsiklausinus jau kažkur čia. Tai, na, visą tai sudėjus kaip ir atsiperka. Vis tiek turiu gan easy invalidationą, tai close žemiau dabar esančių juostų. Tai, na, būtų sueina kaip tik su mūsų to pivot leveliu, apie kurį šnekėjau, ne? Na, sueina čia daug confluence, tai tiek tas pivot levelis, čia yra paliktas ir gapas, na, kuris jau lyg ir pradėjęs įsifilinti. Na, žodžiu, šitą vietą, jeigu jinai nelaikys, tai, na, tikėčiausi obviously tada bent jau bandymo į naujus lows ir čia būsiu iššokęs, o jeigu atlaikys, tai tada turėtų viskas kilti aukščiau. Tai tiesiog nebloga vieta pagamblint. Viskas kaip ir pagal mano planą, pagal mano strategiją, tai tiesiog labai ramiai spaudžiu mygtuką ir žiūriu, kas bus. Na, mažas time frame'as neatrodo labai gražiai, tai yra, turim jau kaip ir structure breaką, jau ant 4 valandų, matosi, kad na, tiek čia jau obiški toks kaip ir topping patternas atrodo. Na ir tai ta vieta, kur tikėčiausi reversalo iš tikrųjų. Tai yra, na, aš šnekėjau apie, jau kiekvieną dieną turbūt šneku, apie tą 0.75 levelį, nuo kur kaina turėtų reversintis, tai tiek čia nuo 0.75, tiek nuo šito swingo iki šito swingo 0.75. Tai, na, tas levelis, nuo kur kaina kaip ir turėtų reversintis, bet, na, kadangi gavau entry signalą, tai privalau vadovautis savo strategijom. Ir, na, niekad nežinosi, vis tiek mes esame vis dar paskutinį bullrūno metai, ne, tai dar visko gali būti, vis tiek tikiu dar ciklais, nemanau, kad ciklai baigėsi. Manau, kad dar turėtų būti parako šiais metais. Na ir turbūt kiti metai jau tikrai bus tie metai, kur ateis kažkoks gilesnis bear marketas, kaip tai atrodys BTC, sunku pasakyti. Ar turėsim, na, tokių rimtų korekcijų, kaip turėjom 2021, kur buvo minus 7%, tai abejoju. Na, tikėčiausi, kad tas bullrūnas turbūt atrodys taip, kaip dabar atrodė praeitį metai. Gal šiek tiek gilesnis ir šiek tiek ilgesnis. Tas ne bullrūnas, tai yra bear marketas. Na ir dabar kaip ir tikėčiausi mini viso šito reikalo versiją. Ne, ant mažesnio time frame'o, mažesnis laikas ir, na, kad įsibreikautins kažkada šiais metais. Ir, na, tai realiai pirma vat vieta nuo čia, kur galėtų įsibreikautinti ir, na, kadangi gavau entry signalą, tai obviously gamblinsiu, dar tikiu, kad gali tas breakoutas ateit. Na ir jis turi ateit greitai, tai yra daug laiko kaip ir nebeliko, jau Liepos mėnuo, na, dar mėnuo, dar gal 2, nu maksimum 3 ir turėtų būti tas breakoutas, jeigu jisai bus, o jeigu ne, na, tai kaip ir baigėsi bullrūnas ir kaip ir nebetelpamas į tuos rėmus. Na, reikia nepamiršti, kad BTC šiais metais, na, per šį ciklą nuo lows 6x, tai yra outperformino viską, ką įmanoma outperformint. Ir, na, gal tai ir viskas, gal tai ir pabaiga.
Ir vėlgi, na tikrai yra topo signalų, tikrai yra ne vienas topo signalas, vien galim pažiūrėti, ką Sailoriaus mažieji draugai, kompetitoriai daro, ne, kai, na, visi kas netingi ir visi kas gali eipina tiesiog BTC pačiam topą ir publikly tai skelbia, tai, na, kiekvieną dieną į naujienas ten parašo, kad va, ten gyps topas, ten kažkoks dar kažkokios kompanijos perka tipo BTC. Na, tai topo signalai, tai yra visiškai topo signalai ir, na, nereikia tikrai galvoti, kad tai yra bullish. Tai reikia nepamiršti, kur mes esam. Realiai iki bullruno pabaigos liko 5 mėnesiai ir mes esam prie highs, konsolidatinam žemiau all time high. Tai yra, na, 2 failed breakout į all time high, galim taip sakyti, ir dabar konsolidatinam žemiau. Vėlgi kažkuriam video rodžiau, kaip, na, kad breakoutas jisai, jeigu konsolidatina žemiau all time high, na, labai didelė tikimybė, kad jisai sufailins. Tai yra, na, jau kai būna all time high breakoutas, na, kaip jis čia buvo, na, tarkim čia. Na, kai čia pasikonsolidatino žemiau, įskrydo. Na, pavyzdį gal vieną kaip ir turim. Na, bet va, tarkim čia, mane continuationas, clean breakas, consolidationas virš. Na, rodžiau. Kažkuriam video, tiek, ką žiūri, žinot. Na, čia irgi realiai. Clean breakas tiesiog išskrydo. Na, ir ta konsolidacija tokia žemiau, na, turi skristi greit. Ir, na, kuo ilgiau čia tampasi, kuo ilgiau smaukasi, tuo didesnė tikimybė, kad to breakouto į viršų nebebus. Ir, na, grįšim kažkur čia. Ir tada, na, tiesiog baigėsi laikas. Tai yra, na, laiko atžvilgių nebėra laiko grįžti kažkur čia, pasikonsolidatinti, pasistatyti base ir vėl įskrysti. Na, tai jau viskas 2.26. Na, tiesiog laiko atžvilgių nebėra laiko. Tai realiai arba dabar, arba niekada. Manau, gal ne šitas, jeigu nesukrys, gal dar vienas bandymas kažkada rudenį. Na, 2 bandymai, manau, liko. Ir kaip ir viskas, jeigu nepaeina, tai, na, laikas padarys savo, aš tai dar vis tiek tikiu tais ciklais ir žiūrėsim, kaip čia viskas įsiplajautins. Na, vėlgi, sakau, per daug negalvoju, turiu savo strategijas. Tai yra, na, strategija nebe losų, tai jo visli būna losų visą laiką, bet būna ir labai gerų vinerių, tai pagaunu visus trendus, na, visus trendus pagavau, visus šitos trendus pagavau. Na, ir aišku, tarp trendų visą laiką būna losų. Na, bet tie losai minimalus palyginus. Tai yra, na, visą laiką. Na, ir tai net šitam range net nepasakyčiau, kad buvo labai losai. Jeigu gerai pamenu, vienas tradas buvo break-even. Jo, čia break-even man gavosi. Čia gavosi net mini wineris, porą procentukų. Na, čia gavos losas, na, čia gavosi break-even ir po to čia jau gerai skrydo. Tai vėlgi, kad ir tie range'ai, na, palyginus, jeigu ten nusijami nuo trendo 5 procentų, kokį 5 procentų ir po to ten per visą range'ą valgai 10 procentų loso, tai kaip ir nieko baisaus. Tai tiesiog pasitikiu savo sistemom, tikiu, kad BTC kaip nesuk trendins ir per daug nesuku galvos. Tai yra, kaip bus, tai bus. Svarbiausia turėti sistemų, svarbiausia, na, negamblint, backtestinti ir tiek. Šitą mano sistemą nepratrigerino vakar. Tai yra ant Binance charto matom, kad RSI kaip ir buvo užlypęs aukščiau 7, matosi va čia kairėje RSI 7,05, bet aš skaičiuoju
na, visus čia skaičiavimus darau ant Hyperliquid chartų ir Hyperliquid chart'e ten porą procentukų buvo žemiau, tai nepratrigerino, na, kaip matau gerai, nes turbūt būtų įstoplocinę. Ir, na, galim pažiūrėti, kur čia, nu gal dar ne, bet beveik toks ant stoploso ribos. Na, gal ir gerai, nes vėlgi esu spotę jau iššokęs, tai, na, tiek apsiimti risko. Na, tas pats tradas gaunasi tą patį directioną, tiesiog, kad vienas futuresuose, vienas spotė ir tuo pat metu gavosi entris ir, na, tiesiog apsiėmi dvigubai risko ant tą pačią trado, tai gal ir gerai. Na, bet vėlgi, kiekviena pas mane sistema kaip ir ranina individualiai, tai kartais būna, kad traidai sutampa. Na ir viskas, daugiau kaip ir nieks nesikeičia, laukiam šiandienos close'o. Jo, laukiam šiandienos close'o, šiandieną penktadienis, nes šeštadienio kažkokio tai sekmadienio labai rimto nesitikėčiau, tai jeigu šiandienos close'as susiklausins normaliai, savaitgalis turbūt bus flat. Na ir gal pirmadienį, jeigu per savaitgalį visi prišortins, gal pirmadienį mes tos shortus paspyzinsim. Na ir obviously, jeigu bus bandymas pro all time high ir matysiu, kad, na, čia labai stiprus rejectionas, tai tiesiog kokio 110 ir nusimesiu tą savo tradą. Tiek, bent porą procentų uždirbsiu. Jo, toks video šiandieną ir susitiksime rytoj.